Sveiki Dzūkijos televizijos žiūrovai. Kaip ir kiekvieną pirmadienio vakarą, su jumis sveikinasi laida Tai sportas, kurioje apžvelgsime praėjusią savaitę sporto įvykius. Taline vykęs Baltijos šalių plaukimo čempionatas ir jaunių mačas pažymėtas solidžiu Alytaus miesto plaukikų iškovotų medalių skaičiumi ir pasiektais lietuvių rekordais. Taline vykęs Baltijos šalių plaukimo čempionatas ir jaunių mačas pažymėtas solidžiu Alytaus miesto plaukikų iškovotų medalių skaičiumi ir pasiektais Lietuvos rekordais. 2 dienas trukusiose varžybose iš viso dalyvavo 305 sportininkai iš Lietuvos, Estijos ir Latvijos. Alytaus garbė suaugusių čempionate gynė Greta Gataveckaitė, o jaunių mače Ieva Jacevičiūtė, Gabija Mankauskaitė, Karina Janulevičiūtė ir Adas Asajevičius. Estijos sostinėje visų gražumu atsiskleidė trenerio Kęsto Margevičiaus auklėtinė Ieva Jacevičiūtė. Ši Alytaus sporto ir rekreacijos centro plaukikė Taline iškovojo 5 medalius. Alytiškė plaukdama 400 metrų kompleksiniu stiliumi distanciją įveikė per 5 minutes, 4 sekundės ir 96 šimtąsias. Laimėjo aukso medalį, pagerino Lietuvos mergaičių iki 15 bei iki 17 metų rekordus ir pasiekė geriausią rezultatą tarp visų jaunų merginų skaičiuojant reitingo taškus. Ieva taip pat buvo greičiausiai plaukdama 200 metrų kompleksiniu stiliumi ir antra plaukdama 100 metrų peteliške. Dar 2 medalius alytiškė iškovojo estafečių rungtyse, plaukdama 4 po 100 metrų kompleksiniu stiliumi bei 4 po 100 laisvų stiliumi. Taline puikius rezultatus demonstravo ir kiti Alytaus miesto plaukikai. ASRC komanda atstovavusi Gabija Mankauskaitė plaukdama 100 metrų nugarą iškovojo auksą, o plaukdama 200 metrų nugarą finišavo 3. Įdomu, jog abu šios sportininkės užfiksuoti laikai Estijoje, plaukiant nugarą yra geriausi jos karjeros asmeniniai pasiekimai. Alytaus miesto garbę šiose varžybose taip pat gynė ir PVF sportininkės, kurias plaukimo paslapčių moko treneris Egidijus Kašėta. Suaugusių grupės varžybose dalyvavusi Greta Gataveckaitė triumfavo plaukdama 400 metrų laisvų stiliumi. Jos kolega Karina Janulevičiūtė plaukusi jaunių mače pasidabino 2 sidabro medaliais. Alytiškė finišavo plaukdama 200 ir 400 metrų laisvų stiliumi. Bendroje komandų įskaitoje suaugusių grupėje nugalėjo Estija, 2 liko Lietuva, 3 Latvija. Baltijos šalių jaunių mačo nugalėtojais tapo Lietuva surinkusi 311 taškų, 2 liko Estija, 3 Latvijai. Aivaras Juškevičius, Dzūkijos televizija. Alytaus arenoje vyko Alytaus mokyklų tarpklasinės krepšinio varžybos. Visose amžiaus grupėse dominavo Alytaus Volungės pagrindinės mokyklos krepšininkai. 2016 metų Alytaus miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokinių 3x3 krepšinio pirmenybėse paaiškėjo nugalėtojai 3 amžiaus grupėse. Visose iš jų triumfavo Volungės pagrindinės mokyklos atstovai. Alytaus arenoje vykusio finalinio turo metu pirmieji medalius išsidalino jauniausiųjų pirmenybių dalyviai, tai yra 5-tokai. Šiemet pajėgiausi buvo Volungės pagrindinės mokyklos 5 E klasėje. Pusfinalyje būsimi čempionai rezultatu 18-5 sutriuškino Vidzgirio pagrindinės mokyklos 5 A klasę, o finale rezultatu 7-6 palaužė Dzūkijos pagrindinės mokyklos 5 A klasę. Dvikovoje dėl 3 vietos pergalę 13-6 džiaugėsi Likiškelių pagrindinės mokyklos 5 B klasėje. 6-tokų grupės varžybose aukso medalius iškovojo Volungės pagrindinės mokyklos 6 A klasėje. Pusfinalyje jie 6-4 įveikė Dzūkijos pagrindinės mokyklos 6 C klasę, o finale 11-6 nugalėjo Švento Benedikto gimnazijos 6 A klasę. Bronzos medalius šioje amžiaus grupėje iškovojo Dzūkijos pagrindinė mokykla, kuri dvikovoje dėl 3 vietos sužaidė lygiosiomis 7-7 su Likiškelių pagrindinė mokykla. Pergalę dzūkams nulėmė taisyklių, jog rungtynėms pasibaigus taikiai, laimėtojais tampa komanda, kuri pirmąją rungtynių ataką gynėsi. Įdomu, jog Likiškelių atstovai tokiu pat būdu nusileido ir pusfinalyje. Paskutinieji Alytaus arenoje santykius aiškinosi 7-tokai. Šios amžiaus grupės varžybose nesunkiai triumfavo Volungės pagrindinės mokyklos 7 C klasėje ir jiems atstovavę krepšininkai Aurimas Taraila, Einartas Aleksonis, Deividas Česinas ir Klaidas Sinkevičius. Pusfinalyje čempionai nesunkiai 15-6 nugalėjo Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos 7 D klasę, o finale nepaliko vilčių Švento Benedikto gimnazijos 7 C klasiai bei nugalėjo juos rezultatu 23-5. Dvikovoje dėl 3 vietos intrigos taip pat nebuvo. Vidzgirio pagrindinės mokyklos 7 A klasė nesunkiai 23 sutriuškino Dzūkijos pagrindinę mokyklą. Gegužės 2 dieną Alytaus arenoje paaiškės likusieji 8, 9, 10 ir 11, 12 klasių pajėgiausios komandos. Varžybos prasidės 15:30 minučių. Lietuvos moksleivių krepšinio lygos merginų iki 16 metų A divizione Alytaus SRC merginų komanda ketvirtfinalio serijoje nesunkiai rezultatu 2-0 įveikė krepšinio mokyklos Aišį 1 komandą bei pateko į finalinį ketvertą.
Pergalingą krepšinį šiame sezone demonstruojančios Alytaus SRC krepšininkės prasibrovė į Lietuvos jaunučių merginų iki 16 metų krepšinio čempionato A diviziono finalo ketvirtą. Irenos Špegienės auklėtinės ketvirtfinalio serijoje iki 2 pergalių sausų rezultatu 2-0 pranoko Kauno krepšinio mokyklos Aišiai pirmąją ekipą. Pirmoje tarpusavio akistatoje Alytuje Dzūkija šventė pergalę rezultatu 65-37. Tąkart nugalėtojų gretose rezultatyviausiai rungtyniavo 17 taškų surinkusi Saulė Mikelionytė, kuri taip pat atkovojo 15 kamuolių. Evelina Zigmantaitė pridėjo 14 taškų, Vaiva Juškauskaitė 13. Kristinos Masionytės sąskaitoje 11 taškų, 12 atkovotų kamuolių ir 10 rezultatyvių perdavimų. Antrose serijos rungtynėse Kaune alytiškės pagrindinius reikalus sutvarkė dar pirmoje varžybų pusėje, bei šventė nesunkią pergalę rezultatu 70-40. Laikinojoje sostinėje Alytaus SRC komanda į priekį vedė po 16 taškų surinkusios Kristina Masionytė, kuri taip pat atkovojo 12 kamuolių, ir Vaiva Juškauskaitė. Saulė Mikelionytė prie pergalės pridėjo 10 taškų. Alytaus SRC krepšininkės tapo pirmosios finalo ketvirto dalyvės. Kitos 3 ketvirtfinalio poros savo kovas pradės balandžio 28 dieną. Šiemet Lietuvos jaunučių merginų finalo ketvirtą numatoma vykdyti gegužės 14-15 dienomis. Tiksliai vieta jo paaiškės vėliau. Aivaras Juškevičius, Dzūkijos televizija. Lietuvos futbolo federacijos berniukų iki 14 metų pirmojoje lygoje Alytaus SRC komanda užtikrintų rezultatu 7-1 sutriuškino svečius iš Vilniaus futbolo mokyklos Žaibas komandą. Puikia pergalė Lietuvos berniukų iki 14 metų pirmos lygos futbolo čempionate iškovojo Alytaus SRC futbolininkai. Trenerio Rimvydo Kochanausko vadovaujami alytiškiai namuose rezultatu 7-1 sutriuškino Vilniaus futbolo mokyklą Žaibas. Alytaus Zinavos pagrindinės mokyklos stadione vykusios varžybos prasidėjo ankstyvų vilniečių įvarčių, kurį vilniečiai pelnė jau 4 minutę. Tiesa, sostinės futbolininkams ilgai džiaugtis persvarą neteko. Praėjus vos kelioms minutėms alytiškiai idealiai išpildė standartinę situaciją, kurios maigaliai atsidūrė Matas Širvinskas smūgiu galva nukreipė kamuolį į vartus. Sėkmės įkvėpti alytiškiai toliau kūrė progas, iš kurių 2 dar pirmajame kėlinyje spėjo realizuoti Simas Klimavičius bei Matas Valatka. Antroje mačo pusėje alytiškiai įrodinėjo, jog neketina sustoti. 44 minutę varžovų vartininką dar sykį nuginklavo Matas Širvinskas, o 47 ir 64 minutėmis pasižymėjo Kajus Grigaliūnas. Paskutinį alytiškių įvartį šiose rungtynėse pelnė Edvinas Kašelionis, kurio tikslų smūgį nubaudos aikštelės prieigų reiktų laikyti bene gražiausių šio susitikimo įvarčių. Po šios pergalės alytiškiai remintis oficialia Lietuvos futbolo federacijos pateikta informacija užima 5 vietą turnyrinėje čempionato lentelėje. Tiesa, ši pozicija nėra tiksli, kadangi pirmenybių organizatoriai iki šiol nėra užfiksavę visų sužaistų rungtynių protokolų. Aivaras Juškevičius, Dzūkijos televizija. Alytaus sporto ir rekreacijos centro pirmoji krepšinio komanda tapo Lietuvos moksleivių krepšinio lygos iki 17 metų čempionato nugalėtoja. Alytiškiai kovoje dėl aukso rezultatu 79-69 nugalėjo Kauno Arvydo Sabonio krepšinio centro ekipą. Penktadienį bei šeštadienį Alytuje vyko moksleivių krepšinio lygos jaunių iki 17 metų vaikinų krepšinio čempionato finalinis ketvirtas. Aukso medalius ir pirmąją vietą iškovojo Alytaus sporto ir rekreacijos centras. Finale alytiškiai rezultatu 79-69 įveikė Kauno Arvydo Sabonio krepšinio centro komandą. Abi komandos lygiai pradėjo rungtynes ir po pirmųjų 10 minučių minimalią persvarą turėjo alytiškiai. Antrame ketvirtyje žaidimas nepasikeitė. Abi ekipos kovojo dėl kiekvieno centimetro ir po 2 kėlinių švieslentėje degė lygus rezultatas 36-36. Trečiasis kėlinys vėl į jokius klausimus neatsakė ir po pusvalandžio kovos švieslentėje degė vėl lygus rezultatas 55-55. Tačiau paskutinėme kėlinyje lyg papildomą kvėpavimą įgavę alytiškiai perėmė rungtynių kontrolę ir šventė įspūdingą pergalę. Nugalėtojų gretose Grantas Vasiliauskas pelnė 27 taškus ir atkovojo 13 kamuolių. Haroldas Rokas surinko 19, o Laurynas Balkūnas 17 taškų. Sabonio krepšinio centro komandoje Justas Sakalauskas pelnė 20 taškų. Rezultatyviausias Alytaus komandos žaidėjas Grantas Vasiliauskas pripažino, kad sunku patikėti, jog jo komanda iškovojo aukso medalius. Dar iš tikrųjų net nelabai tikėjau, kad laimėjom pirmą vietą. Nežinau, tikrai nebuvom favoritai, nieks netikėjo, manau. Bet va štai tuo kovingumu mes ir ypač ir galių palaikymu, trenerio nurodymų klausimės ir va turim tuos medalius auksinius. Aišku, ačiū labai komandos draugams, be jų tai čia tikrai nebūtų toks man geras sezonas. Ačiū treneriui ypač, ačiū tėvams, visiems ačiū labai, kas padėjo man, kiek minimalė dalelytė. Trečiąją vietą ir bronzos medalius iškovojo Vilniaus Šarūno Marčiulionio krepšinio akademijos komanda. Vilniečiai mūšyje dėl bronzos 65-55 įveikė Klaipėdos Vlado Knašiaus krepšinio mokyklos krepšininkus. Aivaras Juškevičius, Dzūkijos televizija.
Lietuvos rankinio lygos pirmose pusfinalio rungtynėse pergalę iškovojo Alytaus Almeidos Stranglaso rankininkai. Alytiški rezultatu 28-22 įveikė Kauno Granito komandą. Alytaus arenoje Lietuvos rankinio lygos varžybose vyko vienas kito vertų varžovų dvikova, kurios pirmąją pusę ekipa žaidė taškas į tašką. Nei alytiškiams, nei Granitui nepavyko susikrauti didesnio pranašumo, o į Rūbinę ekipos išėjo esant minimaliai kauniečių persvarai 13-14. Alytaus Almeidos Stranglasas antrajame kėlinyje parodė charakterį ir puikiai sustabdė kauniečių puolimą. Šeimininkams taip pat pavyko kurti vieną po kitos sėkmingas atakas, leidusis iškovoti pergalę ženklę persvarą 26-22. Dzūkus į pergalę vedė 12 įvarčių pelnė Žygimantas Micevičius. 7 kartus sėkmingai pasižymėjo Aurelijus Sabonis. Granito komandoje žybėjo taip pat 12 įvarčių pelnęs Vaidas Drevinskas. Mindaugo Urbono sąskaitoje 3 taiklūs metimai. Kauno komandos treneris Albertas Mazeliauskas liko nepatenkintas komandos žaidimu bei tam tikrų žaidėjų pasirodymų. Žaidėm ne taip, kaip mes mokam, ne taip, kaip mes ruošiamės žaisti. Kažkurie tai žaidėjai matys stengiasi labai ėmėsi ant savęs visą iniciatyvą ir galvoju, čia vieni laimės, bet taip nebūna, šiek tiek jėgų pritrūko. Kai kurie neparodė, ką jie gali. Iš tikrųjų, tai ne taip sužaidė, kaip jie mokai, kaip jie galėtų sužaisti. Treneris taip pat atskleidė alytiškių sporto antrajame kėlinyje priežastį. Aš galvoju, pritrūko drąsos ir patirties. Sakykime, Alytaus komanda ir patyrus, ir protingą žaidimą žaidžia, ir gynybai pakankamai gerai ginasi, o mūsų kai kurie žaidėjai, matyt, dar to žaidybinės patirties neturi tiek, kiek reikia, ir susideda iš to. Nes įvarčiai tai tokie konkretus, aiškus, jie matosi susižaidė, žino, ką daro. Amžius savo padarė, patirtis. Tuo tarpu Alytaus komandos treneris Jonas Jonuška pripažino, kad pergalė nebuvo lengva. Varžybos buvo sunkios, aišku, pusfinaliai negalima tikėtis lengvų varžybų. Bet po pirmo kėlinio per pertraukėlę padarėm išvadas, pasikalbėjom. Nors ir pirmas kėlinys buvo neblogas, bet vis tik tai per pirmą kėlinį sumest tokiose varžybose 4-7 metrų, plus ten gal 3 ar 4 metimai laisvi, tai yra per daug. Tokia komanda neatleidžia. Dėl to pirmą kėlinį pralaimėjom, antram kėlinį padarėm išvadas, pataisėm biškį gynybą. Vartai sustovėjo, nes pirmą kėlinį nebuvo atmuštas nei vienas kamuolys, antram kėlinį sustovėjo labai gerai, tad ir lėmė pergalę. Pusfinalyje kovojama iki 2 pergalių. Antrosios serijos rungtynės vyks gegužės 4 dieną trečiadienį. Pergalės atveju alytiškiai pateks į didįjį finalą. Aivaras Juškevičius, Dzūkijos televizija. Alytaus Adolfo Ramanausko Vanago gimnazijoje sekmadienį buvo sužaistos finalinės Alytaus miestų veteranų krepšinio pirmenybių varžybos. Čempionais tapo Alytaus Snaigės ekipa. Alytaus Adolfo Ramanausko Vanago gimnazijoje sekmadienį buvo sužaistos finalinės Alytaus miesto veteranų krepšinio pirmenybių varžybos. Iš viso komandos tarpusavy sužaidė po 2 kartus. Finalinėje dvikovoje susitiko Snaigės ir Randers Rep komandos. Dvikova prasidėjo lygių žaidimu ir sužaidus vieną kėlinį rezultatas buvo visiškai lygus. Antrajame kėlinyje Snaigės komanda įgijo 9 taškų pranašumą. Po ilgosios pertraukos prasidėjo Snaigės komandos dominavimas. Komanda neleido varžovams jų pasivyti, o tik didino pranašumą ir šventė pergalę bei iškovojo aukso medalius rezultatu 83-53. Snaigės komandoje rezultatyviausias buvo Vilius Miglinas surinkęs 19 taškų. Vidas Kavaliauskas prie pergalės pridėjo 14 taškų. Randers Rep komandai išsiskyrė 16 taškų surinkęs Rolandas Ačgauskas. Arūnas Aliukonis pridėjo 10 taškų. Aivaras Juškevičius, Dzūkijos televizija. Tai tiek sporto žinių jums paruošėme šioje laidoje. Laidos įrašus kaip ir visuomet galite rasti televizijos YouTube ir Facebook paskyrose bei portale dzukija.info.lt. Iki pasimatymo, myli žiūrovai.